We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš antro vlogmo. Šiandien yra penktadienis, 5:30 ryto ir mes ruošiamės eiti į sporto salę ir važiuoti į darbus. Aišku, diena bus neįdomi, bet vakare darysim tortuką. Nes rytoj turim svečių, atvažiuoja Niko geriausias draugas su savo panele. Mes pirmą kartą juos pasikvietėm į savo naujus namus. Tai šiandien jau pradėsiu ruoštis rytojui ir nusimato labai smagus savaitgalis, tai bandysiu jūs pasiimti kiek įmanoma daugiau. Vakar šiek tiek rodžiau iškarpą, kad kalbėjau su draugiam, tai vakar Nikas darė pizzą, kuri man atrodė visiškai kaip iš restorano ir žiauriai skani. Ir tada biškį užsiprašiau, kad padarytų panašų dalyką, kokį aš dariau pirmame vlogme, tokį kaip keksą, tik tais, kad jam gavosi kur kas geriau su šokoladu ir su proteinu, kad tiesiog mes rytais prieš einant į salę galėtume pasiimti po gabaliuką ir kažką tiesiog įsidėti skrandį. You are a cutie boy. You are a cutie boy. Oh no. He doesn't want to. Pasiekėm sporto salę, tai šiandien darysim presiuką. Labai bus paprasta ir gan trumpa treniruotė. Penktadieniui tiesiog super. Parodysiu savo mėgstamiausią treniruotę. Priklauso nuo to, kokį svorį imsit ir kaip dažnai darot presą. Šita treniruotė gali būti mirtina. Tai perspėjimas. Tai pasiimu kilimėlį ir pasimsiu kažkokį svarmenį, dar nenusprendžiau kiek kilų. Aš pasiėmiau 6 kilus ir pirmas pratimas, kurį darysim, nusileidžiam ir pakylam, svoris virš galvos, pilnai nenukrentam, laikom presą įtemptą, nepaleidžiam kojų pilnai ant žemės. Kitas pratimas bus labai panašus iš tikrųjų, tik tais, kad reikės lenkti kojas. Darysim va taip. Žinau, kad šitie dalykai turi pavadinimą, bet aš nežinau, kaip jie vadinas. Padarau pirmą po 10 kiekvieną. Vieną tiesiam, vėl sulenkiam, kitą paliekam kabėti ore sulenktą. Kitas pratimas, tiesiog ištiesiam, pakeliam kojas ir bandom taip, tarsi bandyt paliesti kojų pirštų galiukus. Na ir kitas, sakykim, yra žiauriausias. Už galvos ir sėdam ir keliam. Vėl gulam, sėdam ir keliam. Ir paskutinis pratimas. Šitą, manau, daugiau kas žinosi tikrai, nes jis labai populiarus. Tiesiog į šonus sukatės su svoriu. Ir pakartojat šitus pratimus kiek norit. Aš jaučiu pakartosiu kokius gal 3 kartus ir mano treniruotė bus baigta. Turėkit omeny, tarp kitko, aš nesu profesionalė, aš dar pati mokausi ir tikrai dar ilgai mokysiuos. Tai neimkit mano žodžių kaip už gryną pinigą ir spręskit patys. Aš tiesiog rodau, kas man patinka, kas man tinka ir kaip aš darau, nes bendrai paėmus vis tiek nesportuoju dar tiek ilgai, kad visiškai viską mokėčiau, viską žinočiau ir viską daryčiau nepriekaištingai. Tai pasibaigsiu treniruotę, susiruošiu, važiuosim į ofisą ir noriu jums papasakoti tokią kaip ir gerą naujieną. Atvykau į ofisą, tarp kitko taip atrodau, užsidėjau šitą juostą, man kažkodėl jos labai patinka, paprastą maikę, megztuką,
kitus džinsus pirkau Primarke, tarp kitko Škotijoje. Jeigu pasiseka rasti, tai Primarkas turi žiauriai gerų džinsų. Ir kaip visada, feikiniai ūgai. Tai dabar galiu šiek tiek papasakoti, kokių čia turiu naujienų. Pasakau jums kažkuriam vlogę, kur kėliau, kad man labai buvo sunku priprasti prie naujo darbo, nes aš buvau labai pripratusi prie seno, aš jį labai mylėjau ir tai buvo tiesiog, man atrodo, aistra tas darbas. Ir kai pradėjau dirbti šitam darbe, iš tikrųjų man labai ilgai nesisekė priprasti ir pamilti šitą darbą. Buvo labai daug streso, buvo labai daug dalykų, kuriuos aš išsiaiškinau su savo terapeute, kad man yra labai svarbu turėti darbo vietoj, kurių čia nebuvo. Ir tiesiog tai labai kišo koją ir aš labai sunkiai pripratau ir tikrai eidavau labai nenoriai į darbą ir jaučiausi taip, kad aš pradėjau čia dirbti ir ant manęs užmetė viską. Plius yra dar tas dalykas, kad labai yra sunkus ir sudėtingas konceptas šito darbo, bent jau man, tai, kuri visiškai neturi jokių žinių su jokiom integraciniam sistemom, IT dalykais ir taip toliau duomenim. Tai aš šitoje kompanijoje dirbu dabar kiek? Gal 8 ar 9 mėnesiai. Ir dabar galiu pasakyti, kad aš jau jaučiuosi geriau ir kad pradėjau mėgti savo darbą. Tai čia įvadėsi, ką noriu papasakot. O vakar tiesiog buvo labai smagu, nes mes turėjom susitikimą su visa kompanija ir susitikimo metu aš gavau e-mailą iš savo vadovų, kad aš gaunu premiją. Sakė, kaip stipriai vertina mano darbą ir kad aš tikrai darau didelę įtaką šitai kompanijai gerąją prasme. Tiesiog yra žiauriai malonu, kad dalykai gerėja, nes kurį laiką jaučiau, kad darbas yra vienintelis dalykas mano gyvenime, kuris man kelia daug streso. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad to streso yra kur kas mažiau. Bendrai imant, aš jau einu į darbą su motyvacija, užsidegimu ir iš tikrųjų šiek tiek tos ugnelės viduje jaučiu bedirbdama. Man tiesiog yra labai malonu, kad aš perėjau į tą pozityvesnę pusę, nes manau, kad kurį laiką tikrai buvau užstrigus kažkokiam negatyviam rate. Jūs pažiūrėkit, kiek mes gavom gėrio. Mes dalinamės ofisą su tokiu advokatu ir jisai gyvena šalia kažkokios kepyklėlės ir labai gerai bendrauja su savininku tos kepyklėlės. Tai kai jie turi atliekamų kažkokių bandelių, tiesiog duoda tam advokatui ir jisai mum atneša į ofisą, kad mes čia valgytume ir neštumėmės namo. Aš visą maišą nešios namo. Jūs pažiūrėkit, bandelių, batono, vienu žodžiu visko, ko nori. Ir svarbiausia, kad šitos kepyklėlės kepiniai yra žiauriai skanus. Jau darbas eina į pabaigą, tikrai žadu baigti gal apie 3 kokią. Ir tada užsuksim dar į keletą parduotuvių, nes reikia nupirkti vieną žaidimą rytoj. Tada noriu užsukti į Sephora, nusipirkti tušą, nes mano baiginėjasi. Ir užsuksim į vieną parduotuvę, kur noriu nusipirkti Biscoff kremo tortui. Atėjau į žiauriai fainą danišką parduotuvę, kur galima rasti visko. Tai čia tiesiog jau vien tik pasivaikščioti šitoj parduotuviai. Čia toks kaip zigzagas. Tai tiesiog visokių labai daug fainų dalykų yra. Ir galima rasti tikrai labai gerų perliukų. Tai man čia labai patinka. Ir turi irgi labai gerų brandų. Žinau, kad šitas dalykas turi labai kontroversišką nuomonę. Tik tokia korejietiška skincare. Šitą buvau pirkus, labai niukui patiko. Pažiūrėkite šitus kvepalus. Tiesiog žiauriai visi šitie keksiukai skanus. Ta prasme, grinai maistas atrodo. Ir šitie irgi labai visi skanus. Ta prasme, čia kai ateini, tai tiesiog išleidi belenkiek pinigų. Man labai reikia kažkokio kalėdinio padelio, nes neturiu. Tai čia irgi yra keletas pasirinkimų, bet aš tokio noriu gal šiltesnio, paprastesnio. Tai man atrodo, kad šitas yra super ir kaina, ta prasme, keli eurai. Ir va, aš atėjau Biscoffo, tai man labai pasisekė, kad liko 2 paskutiniai, tai dar ir pasimsiu sausainį. Namų outfit čekas toks, su, aišku,
kalėdiniam koiniam. Pirkom abudu su Niku tokias maikes, kai buvom Edinburghe, Škotijoje, Hario Poterio parduotuviai. Labai patinka, tai nusprendžiau šiandien užsidėti, nes man Haris Poteris irgi labai asocijuojasi su kalėdom. Pagaliau grįžom į miegamą. Nežinau ar pagaliau, bet bent jau Pixelis mums labiau leidžia miegoti, kai mes būnam savo normalioj lovai miegamajam. Ir va kiek parnešiau namo kepinių. Tai tikrai pusryčiam turėsim kurį laiką ką valgyti. Čia kažkas pasislėpęs guli. Jam labai patinka taip slėptis. Tai jis taip va miega. Kad nieks prie jo nelystų, bet mes vis tiek lendam. Toks jausmas, kad parduotuviai praleidom, nežinau, visą vakarą, nes lakstėm pirmyn atgal, apsipirkom šiek tiek šiandienos vakarieniai, darysiu tortą ir tada rytoj svečiam ką gaminsim. Visko nevardinsiu, nes kaip ir matot esmę, ir vis tiek bet kokiu atveju su visais šitais dalykais kažkuriuo metu šiandien arba rytoj gaminsim. Labiausiai tai man įspūdis sukėlė šitas didelis špinatų maišas. We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Tai labai paprasta mūsų šiandien vakarienė, aišku, Niko atrodo kur kas geriau. Tai tiesiog sumuštiniai su tunu. Ir čia tokius 2 tuno mišinius pasimaišim. Turim pesto papačią, dar Nika šiek tiek agurkų užsidėjo. Tai valgysim ir žiūrėsim House of Cards, nes dar vienas iš serialų visų šimtinių, kuriuos mes žiūrim. Tai dabar atidarom 7 ir 8 langelius. Oh, I love it. Kaip fainai gavau spinelę. Nikui biškai nepasisekė. Pildom savo vėl skanumynų stalčių su visais kalendoriaus saldainiais. Man vėl Nikas sukarpė saldainius ir padovanojo kažkokius įdomius, nežinau kas čia. Nikas gavo žirklutės su padidinamu stiklu ir saldainiu. Dabar iš tikrųjų patį pirmą kartą atsidarėm Exit kalendorių, kurį rodžiau pirmam vlogme. Wow, pažiūrėkit, kaip jisai gerai atrodo. Ir tada turim 2 knygas, kurios yra, sakyčiau, gan storos. Tai bandysim šiandien gal kokį pusvalandį, valandą pažaisti, žiūrėsim, kiek pavyks atidaryti, nes jau vis tiek praleidom labai daug dienų. Labas rytas, tai šitas vaikinas buvo toks geras visą naktį, bet jam yra tokie užėję zoomiais dabar, kad jisai, žinokit, sienom lipa. Aš kartais norėčiau turėti tiesiog kiekvienam kampe kamerą, kad viską užfiksuotų, ką jisai daro, nes žinokit, jisai yra toks juokingas ir jam tokie zoomis. Kadangi šiandien aš į salę neinu ir draugas turi eiti į darbą, yra šeštadienis, tai nusprendėm ilgiau pamiegoti. Tai jisai mums leido visą naktį miegoti, nekėlė, toks geras vaikas. Bet jau 6 ryto jau sakė, jau nebegaliu. Tai jau pradėjo verkti 6 ryto, mus pakėlė, bet viskas su tuo gerai.
Tai dabar jam tokia zoomis, nes man atrodo, jis toks laimingas yra, kad mes atsikėlė. Nu, jau nieko nėra, bet kad aš atsikėlus, tai jisai prašo mano dėmesio. O va dabar, kai duodu, tai vaidina, kad nenori. Tai vakar vis dėlto nusprendžiau torto nedaryti, kadangi draugai šiandien į darbą, tai galvoju vis tiek beveik visą dieną būsiu viena, tai kodėlgi nepasidaryti torto tiesiog šiandien. Tai vietoj to, kad vakar daryčiau tortą, mes, kaip matėt, žaidėm tą advento kalendorių, tai atidarėm pačią pirmą dieną ir aš kažkodėl galvojau, kad mes atidarysim visas dienas, kiek jau praleidom, nes bus tiesiog labai lengva, labai paprasta. Bet aš nežinau, ar mes tiesiog buvom pavargę, ar iš tikrųjų ten gan sunku, bet žaidėm gal apie 40 minučių, tai tik tais vieną langelį ir pabaigėm, bet labai patiko. Kalėdinis kosmosas, o šiandien yra planas toks. Dabar noriu papusryčiauti, labai fainai, kad vakar parsinešiau tų bandelių, nes dabar turiu tą kardamoninę bandelę. Noriu paredaguoti pirmą vlogmą ir jį įkelti jau, labai nekantrauju. Pasidarysim tortuką, tada susitvarkysim namus, tada aišku pati pradėsiu ruoštis, nu ir turbūt jau tikrai bus grįžęs Nikas, tai pradėsim daryti, valgyti ir ruoštis. Tai pamatysit, ką mes esam sugalvoję, nieko labai ypatingo, bet irgi tas žaidimas, kurį vakar rodžiau, jisai buvo skirtas šiandienos vakarui. Let it snow, let it snow. Tai dabar darysim labai paprastą tortą, turbūt vieną paprasčiausių. Mums dar reikės bisko sausainių, sviesto, Filadelfijos, grietinėlės, kurią plaksim, cukraus pudros, kreminio biskov ir papuošimui tiesiog šokoladinių čipsų. Viskas. Turbūt vienas lengviausių receptų. Tai sviestą dabar tirpinu ant keptuvės. Tuo metu galiu sutrumpinti tuos biskov sausainiukus. Iš tikrųjų, manau, kad netgi 2 pakelių užteks. Pas draugę palikau savo didesnę skardą, tai dabar naudosiu mažesnę. Ir ką aš darau, tai dažniausiai tiesiog su taurės galu juos traiškau. Manau, kad sutrupinau ir dabar pilu sviestą, pilnai išmaišau. Ir dabar viską pilam į skardą. Dabar įpyliau šiek tiek grietinėlės ir ją išplaksiu. Dabar dėsiu kokį pusę šaukšto vanilinio cukraus, gerą šaukštą biskofo ir sudėsiu 1 Filadelfiją ir pasižiūrėsiu išmiksuojus, kiek čia masės, nes bijau persiskaičiuoti ir pridaryti per daug. Reikia dar vieno tikrai. We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Taip atrodo tortukas ir dabar aš tiesiog noriu į šonelius pabarstyti šokoladinių čipsų, nes kažkodėl įsivaizdavau, kad jie čia turėtų visai gerai atrodyti.
Pikselis vėl pasislėpė, nes jam nepatinka siurblys. Labas. O šitas kilimas, tai čia buvo. Ir aš jo taip nemėgstu. Visų pirma, tai yra daug dėmių. Visų antra, tik išsiurbliuoji jį ir jisai vėl atrodo nešvarus. Atrodo namuose visada nešvaru, nes tiesiog šitas kilimas visą laiką nešvarus. Pabaigiau jau tvarkytis, labai džiaugiuosi. Ir dabar šiek tiek užvalgysiu. Dar noriu įkelti pirmą vlogmą ir eisim ruoštis. Man niekas padovanoja šitą, nes jam netilpa į advento kalendorių, tai man atrodo yra labai mielas dalykas. Dabar va galėsiu šį mėnesį jį visą laiką ir naudoti. Tai aš naudoju Haus Labs pudrą ir per Black Friday pirkau štai šitą Make Up by Mario šepetėlį. Nes jį visur rekomenduoja, tai galvoju, laikas pabandyti. Nes aš visą laiką naudoju tik tais kempinėlę sklaidimui tiek pudros, tiek maskoklio. Ir žinokit, man patinka. Tada naudoju Make Up by Mario Skin Enhancer. Tai čia grinai TikTok made me buy it. Merginos tiesiog atrodo alpsta dėl šito produkto. Sakyčiau, kreminis bronzeris, bet jisai yra labai šlapiai atrodantis ant veido ir yra ne per didelės pigmentacijos, tai gali labai lengvai dažyti, iki kol išgauni tą norimą efektą ir jisai tiesiog labai gražiai pabronzina natūraliai veidą. Irgi Haus Labs maskuoklis, kuris yra mano visiškai favoritas. Ir jau jį sklaidau su kempinėlė. Tada labiausiai judančias veido vietas užsifiksuoju su Huda Beauty, o likusi veidą užsifiksuoju su Alchemikos sausa kompaktinė pudra, kuri man labai patiko ir iš tikrųjų labai nustebino mane šitas lietuvių brandas. Labas, Piksiau. Jam labai patinka ateiti ir su manim kartu dažytis. Imu iš Morphe tokį produktą. Čia yra Soft Glow Veil. Tai aš kaip suprantu, čia yra bronzeris. Ir tada dar pasimsiu šiek tiek šešėlių, šepetėlį ir dar vos pabronzinsiu daugiau vokus. Tai nusipirkau iš Morphe tokius skaistalus, kurie patampa iš šlapių į ale sausus. Nežinau, ar iš tikrųjų taip yra. Ir aš pabandžiau su tą mintim, kad jie patys užsifiksuos ir išsausės. Ir jie nelabai išsausėjo, bet man vėliau labai patiko, kad visą dieną veidas išlieka toks švytintis. Kitas dalykas, kad jie išsilaiko visą dieną. Aš jų net nefiksuoju su sausų produktų jokių. Aš juos tiesiog va šitaip palieku šlapius ant sausų produktų padažius. Ir vakare, žinokit, jie vis dar matosi man ant žandų. Kas tikrai su kreminiais skaistalais būna retai. Ypatingai, jeigu jų nefiksuoju su sausais produktais. Dabar teliko antakiai ir tada akys. Nu ir lūpos. Pasidažiau ir noriu pasisukti plaukus. Tai pirmą nunosiu Redken tokį dalyką, kaip kondicionierių tom garbanom. Gerai, tai suksiuos plaukus su Dysonu. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Tai turim paskutinės kelias minutės iki kol atvažiuoja draugai ir atidarysim šiandienos kalendorių. Hey, that's the last one of those. Kiti sukarpyti saldainiai. I saw you use something like that, so... Yeah, I threw it out. Okay. But it's quite nice. Thank you, baby. Thank you. Ir aš gavau proteino batonėlį, pezų ir šitą. Tai žinot, kas jo irgi laukia. What the hell? Who's the only princess? She looks like you. Ir mūsų outfit check.
Čia ale kalėdiškai bandysim daryti kokteilius. Ką pilsim į kokteilius? Kepa mūsų gijozas. Nu ir dar į kokteilius dėsim šitus. Ir dar čia liko papuošimų gijozam. Tai pirmą kartą bandom iš TikToko ištraukiam receptą, tai žiūrėsim, kas gausis. Labas. Labas rytas. Tai atidarom 2 naujas kalendoriaus dienas. Iški sumaišiau ir pradėjau Niko kalendorių atidarinėti. Ok, gavau kinderį, o Nikas gavo tiesiog saldainį. More chocolate. We both got chocolate. The more styling powder. And then one more chocolate. That's because you are a baby. O aš gavau soskytę. Mūsų advento dovanos yra naudojamos. Užmačiau, kad Nikas su kalėdinėm padovanotom kojinėm. Yeah, But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. So Labas rytas, tai atleiskit vakar, kad daug nefilmavau mūsų viso maisto ruošimo, kokteilių gamybos ir kai atvažiavo draugai. Tiesiog, kai grįžo Nikas, mes jau šiek tiek pradėjom skubėti. Kadangi aš su šitais draugais mačiausi tik tais antrą kartą, aš nenorėjau prašyti filmuoti ar tiesiog filmuoti prie jų, nes ne visiems žmonėms tai yra malonu ir aš tiesiog nenoriu jų statyti tokią vietą. Bet labai smagiai pabuvom, gavosi labai gerai gijozas. Kokteiliai irgi paprasti, bet iš tikrųjų patiko. Ir tortas irgi gavosi geras, sakė, jiem labai patiko, man gal šiek tiek trūko daugiau biskofo, tiesiog trūko man skonio šiek tiek, bet jiem ne. Ir vėliau žaidėm labai fainą žaidimą, kurį irgi prieš tai vlogme filmavau, tai vadinasi Hard to Get. Ar žinot žaidimą Codenames, bet jeigu žinot jį, nes jisai, manau, yra populiaresnis, tai šitas yra labai panašus. Skirtumas, kad Codenames esate skirtingose grupelėse ir žaidžiate kaip ir vienas prieš kitą, o Hard to Get visi kartu. Ir toks žaidimas pralaužiantis ledus ir buvo labai įdomu, kokią skirtingą perspektyvą mes visi turim ir tiesiog išmokom daug vienas apie kitą žaidžiant šitą žaidimą, manau. Nikas išvažiavo šiandien ryte į savo draugo vaiko krikštynas, o mes su Pikseliu, kuris dabar aišku pabėgo, bet prieš tai iš čia visą laiką malėsi aplink mane, nusprendėm, kad norim šiandien praleisti mergaitišką dieną. Tai pradėjau su knygos skaitimu, nes iš tikrųjų mano geriausia draugė man šiandien parašė ir sako, papasakok apie knygas, ką perskaitai šiais metais, ką ketini skaityti. Ir aš sakau, kad žinok, aš nelabai turiu ką pasakot. Aš labai apsileidau su knygų skaitimu iš tikrųjų jau tikrai labai ilgą laiką. Ir tas ilgas laikas tai jau yra keli metai, kada aš visiškai apsileidau, neskaitau ir gal karts nuo karto pasiimu knygą, bet tikrai ne taip, kaip buvo anksčiau, kai skaitydavau nuolatos ir per mėnesį perskaitydavau bent jau 1 ar 2 knygas 100%. Bet užbaiginėju 4 paskutinę dalį Sarah J. Maas. Čia yra Sidabro liepsnų dvaras, o šiaip serija yra Dygliųjų rožių dvaro. Labai man patiko šita visa serija. Iš tikrųjų, negalvau, kad man tai patinka fantastiniai romanai. Šita man tokia patinka, bet, turbūt tas, kad skaitau ją metus laiko, daug ką pasako. Bet aišku, dasideda ir tiesiog pats faktas, kad aš neprisėdu, nerandu tam laiko ir pasirenku kažkokias kitas veiklas. Tačiau draugė davė labai gerą idėją tiesiog pasidalinti knygom, kurias planuoju perskaityti. Tai aišku, visų pirma, noriu pabaigti šitą, nes tikrai mane labai erzina tai, kad aš jos nepabaigiau. Taip pat turiu šitą anglišką knygą, kurią skaičiau kažkuriam vlogė. Čia yra Emily Henry Happy Place. Man iš tikrųjų jinai patiko, aš jos perskaičiau dar neypatingai daug, bet kiek skaičiau patiko, tai reikės irgi kažkada ją užbaigti. Tada turiu keletą knygų, kurias labai nekantrauju perskaityti ir labai tikiuosi, kad galiu vėl įsivažiuoti tą skaitimą ir galėsiu greitai jas paimti. Tai viena yra Nematomas Adės Larų gyvenimas, štai tokia. Tada noriu perskaityti Kodinis vardas Helena, štai tokia. Už tai, kad šita knyga yra apie meilę karo metais, man atrodo Antrojo pasaulinio karo metais. Aš skaičiau keletą tokių knygų ir man jos tai patiko, net atsimenu, kažkada per vlogmas irgi pasakojau. Ir yra šitos 2 knygos, tai čia yra Sutarties sąlygos ir Smulkiu šriftu.
pirma ir antra dalis. Tai turiu šiaip labai daug knygų, kurias esu neskaičius savo lentynose, bet šitos mane domina labiausiai 100%. Ir dar viena knyga, kurią, manau, pirksiu, kai grįšiu į Lietuvą, tai galėsim kartu ją skaityti Lietuvoje vlogmo metu, yra If It Makes You Happy. Mano draugė, kurios Instagramas, tarp kitko, yra knygų jūra, tai jeigu skaitot knygas, tikrai, manau, ją žinosit, bet jeigu nežinot, būtinai užeikit, nes jinai yra tiesiog labai gražus ir šiltas žmogus, kuris labai daug skaito ir labai estetiškai viską pateikia, labai įdomiai, žodžiu, tiesiog yra labai įdomi bookstagramerė ir ne tik dėl to, kad tai yra mano draugė. Jinai įkėlė nesenai savo rudens skaitytų knygų apžvalgą ir labai išgyrė vieną knygą If It Makes You Happy, tai aš jai parašiau, kad įtikinai noriu aš ją nusipirkti ir jinai sakė būtinai, taip reikia, tai va, tai galbūt net kartu galėsim ir susitikusios važiuoti man tą knygą nupirkti. Taip pat pasidalinau Instagram'e, kad man yra labai įdomu sužinoti, ką jūs norite matyti mano vlogmuose ir galbūt turit man kažkokių klausimų. Keletas atėjo žinučių ir klausimų. Pereisiu per kelis labai greitai. Visi klausimai yra apie santykius, bet aš labai puikiai suprantu, kad jums tai yra įdomu, nes kai draugavau su Danieliu, ašgi visą laiką jį visur rodydavau ir manau, kad kai su juo išsiskyrėm, labai daug kam buvo keista, bent jau iš žinučių, kurias aš gavau. Ir man atrodo, kad jums tiesiog labai susisiejo mano video su mano partneriu, santykiais ir aš apie tai iš tikrųjų irgi nemažai esu dalinusis, ne kartą. Atsakysiu, kiek man išeis. Ar mano draugas yra buvęs Lietuvoje? Taip, jisai yra buvęs 2 kartus. Tai vieną kartą buvo pavasarį ir tada vasarą. Patį pirmą kartą, kai atvažiavo, mes atskridom į Lietuvą labai vėlai vakare ir mes pasakėm mano mamai, kad mes tiesiog norim grįžti ir eiti miegoti, nes esam pavargę, nes turėjom važiuoti iki Kopenhagos ir skris, žodžiu, gavosi labai ilga kelionė. Ir mama buvo tokia, kad o Dieve, tai reikia pavalgyti, tai susipažinti, visą kitą. Gerai, prisėsim, pavalgysim, išgersim ten kokio vyno ir eisim miegoti. Mano mama yra labai svetingas žmogus. Jinai visada kažką padės ant stalo, jinai visada prigamins. Jinai svečius priverčia jaustis kaip princesės visada. Mano mama labai yra svetinga ir jinai tiesiog yra pats šilčiausias ir pats rūpestingiausias žmogus pasaulyje. Jinai pridarė vištienos visko ir padėjo Starkos butelį ant stalo, nesgi turi užsienietis pabandyti lietuvišką gėrimą. Per valandą laiko mama tiesiog prigirdė Niką. Jisai tiek prisigėrė, kad jisai paskiau visą naktį vėmė tualete ir aš tikrinau, ar jisai dar gyvas. Kaip sekasi tavo eksų žadėtiniui, ar dar bendraujate, kaip susipažinai su Niku? Danieliui sekasi labai gerai, jo panelė ar sužadėtinė dabartinė pagimdė labai nesenai berniuką, tai jie dabar turi vaiką ir mes visi bendraujam. Aš su jie labai gerai sutariu, nes aš šiaip ją šiek tiek pažinojau prieš tai. Aš su Danieliu labai gerai sutariu, Nikas su Danieliu ir su jo panelė irgi susipažino. Aišku, nesusitinkam kiekvieną dieną, nes gan toli vieni nuo kitų gyvename ir jie irgi yra labai užsiėmę. Danielis apskritai yra didžiausias reikalų ministras visą gyvenimą. Viens kitam siunčiam Pikselio ir Pijos nuotraukas ir turim bendrą susirašinėjimą, tai žodžiu. O kaip susipažinom su Niku, tai per Tinderį, kas man yra labai keista, nes aš tikrai niekada negalvojau, kad aš susipažinsiu su savo žmogum per kažkokį appsą. Visą laiką buvau prieš juos ir ne ta prasme, kad smerkiu žmonės, kurie yra Tinderį ar kurie susipažįsta per Tinderį, bet jau aš sakiau tai, kad pas mane taip nebus. Aš tiesiog parsisiunčiau Tinderį, nes galvoju, pabandysiu, pažiūrėsiu, niekada nesu tokio dalyko naudojus, nežinau, kas tai yra. O Nikas jau kaip ir buvo prie ištrinimo ribos. Ir kažkaip jisai pakomentavo mano nuotrauką juokingai, mes pradėjom susirašinėti ir tiesiog viskas liejosi ir mes radom tokią bendrą kalbą ir kalbėjom jau atrodo nuo pat pradžių labai įdomiom, labai giliom temom. Tai vienas kitą labai sužavėjom tuo, kad wow, šitas žmogus iš tikrųjų yra įdomus, jisai turi ką papasakoti ir tai nėra tik tais, ką dirbi, ką mėgsti valgyti, kokia tavo mėgstamiausia spalva. O aš šnekėdavom apie labai tokius įdomius psichologinius dalykus. Tada greitai ėjom į pirmą pasimatymą, kuris buvo tiesiog pats geriausias pasimatymas, kokiam mes abudu esam buvę. Ir vėliau pradėjom daugiau ir daugiau susitikinėti ir pradėjom draugauti. Negalvojau, kad Tinderis man
atneš į gyvenimą tokį pasakišką ir gerą žmogų. Visada darys viską, kad mane prajuokinti, privers nusišypsoti ir kad pasijausčiau ypatinga ar mylima. Tiesiog nesu sutikusi niekada tokio žmogaus. Na ir kad jau pradėjom šnekėti apie santykius, tai pabaigsiu, nes yra dar vienas klausimas irgi apie santykius, tai kodėl išsiskyriau su anglu. Tai pradėkim nuo pradžio. Aš per visą savo gyvenimą esu turėjus tik 4 santykius. Turėjau vieną draugą lietuvį, tada draugavau su Danieliu, tada turėjau anglą ir dabar draugauju su Niku. Kai mes su Danieliu skyrėmės, aišku, buvo labai sudėtinga, bet aš jau su tuo buvau susitaikiusi ir kurį laiką iš tikrųjų buvau emociškai nuo jo atsijungusi ir jau jaučiau turbūt apie metus laiko, kad santykiai ateina į galą ir kad tai yra neišvengiama, tiesiog neturėjau stiprybės tai užbaigti pilnai. Anglas tiesiog pasirodė toks gurkšnis gyvo oro, labai mandras, savimi pasitikintis, labai juokingas. Ir kai mes pradėjom su juo draugauti, turbūt pirmus 2-3 mėnesius aš galvojau, kad tai yra tiesiog wow. Ir jisai irgi buvo superinis love bombintojas. Na ir paskiau pradėjo lysti labai daug visokių dalykų. Ir tiesiog santykiai buvo, ne man. Jisai vieną dieną elgdavosi tiesiog kaip angelas, kad kitą dieną mane, pavyzdžiui, išsiuntinėtų ant 3 raidžių, užblokuotų mane, dingtų, aš turėjau jį gaudyti ir aš neturėjau visiškai, atrodo, savigarbos ir meilės savo, nes aš ir lakščiau pagal jį ir bandžiau jam įrodyti, kad aš esu verta tos jo meilės. Turėjo labai daug problemų, turėjo labai daug gyvenime traumų, su kuriam niekada nedirbo. Aš galvojau iš dalies, kad aš galiu jį sutvarkyti ir galiu jam padėti ir jeigu įrodysiu jam, kad esu verta jo meilės, tai jisai pasikeis ir bus geresnis, bet taip nebuvo. Man prireikė ir terapijos, ir hipnoterapijos seansų po santykių ir aš galėčiau apie tai šnekėti labai daug, nes tai buvo turbūt viena didžiausių mano gyvenimo pamokų ir tai buvo irgi labai didelė klaida, kad iš vienų santykių į kitus aš labai greitai peršokau. Tiesiog nemačiau jokių red flagų už tai, kad jisai galbūt turėjo dalykų, kurių aš pasigėdau buvusiuose santykiuose, bet aš nemačiau, kiek blogų dalykų jisai atnešė, kurių aš nenoriu gyvenime. Galiausiai aš tiesiog atsibudau ir supratau, kad wow, čia yra žiauru. Ta prasme, per ką aš praeinu ir kaip jisai priverčia mane jaustis ir kaip jisai su manim šneka ir visos jos strategijos, viskas, ką jisai darydavo, buvo ligota. Todėl mes su juo ir išsiskyrėm ir tai buvo pats geriausias sprendimas ir aš labai savim didžiuojuos, kad aš tai galėjau padaryti, nes jeigu kažkas esat buvę santykiuose, kur yra labai daug psichologinio smurto, tiesioginė to žodžio prasme smurto, tai žinosit, kaip yra sunku iš tokių santykių išeiti, už tai, kad žmogus labai moka užmanipuliuoti tave, galvoti, kad tu prisigalvoji, kad tau kažkas negerai, kad tu dramas keli iš niekur, kad tu esi dėl visko kaltas ir panašiai. Tokia labai atvira istorija ir tikiuosi, kad per daug atvirai nepasakoju apie tokius dalykus. O dabar einu pasidažyti, noriu nufilmuoti vieną TikToką ir jį įkelti. Nufilmavau 3 TikTokus ir pažiūrėkit, kinderius suvalgiu ir kokį gavau mielą kalėdinį kalėdų senelį su eglute. Dabar noriu tiesiog pageimint biškį. Parodysiu, kokius žaidimus turim, ką žaidžiu ir noriu pažaisti Simsus. Man Simsai yra toks vaikystės ar paauglystės, gal labiau žaidimas, aš juos tiek per kompiuterį žaisdavau, kadangi Nikas nupirko mums 5 PlayStation'ą ir mes pradėjom žaisti vieną žaidimą kartu, kurį parodysiu. Galvoju, kodėlgi mane parsisiųsti Simsų ir neprisiminti paauglystės. Tada mes su Niku žaidžiam Split Fiction, jau žaidėm It Takes Two ir labai patiko, tai labai rekomenduoju poroms. Tada čia Nikas pradėjo kažkokį žaidimą žaisti, tada aš irgi žaidžiau Hogwarts Legacy, bet biški pastrigau vienoje vietoje ir dabar tiesiog kurį laiką apstojau, bet reikėtų grįžti. Tada Call of Duty, čia aš norėjau jo, nors ir nesu geimintoja, bet jie turi vieną labai fainą žaidimą, kur
gali būti objektas, lakstyti ir tave turi sugauti ir nušauti. Tai, žodžiu, man labai patikdavo per TikToką žiūrėti, kaip vaikinas slepiasi ir ten, nežinau, būna kokia kėdė. Tada irgi su Niku žaidėm Ark. Tai šiaip dar yra vienas žaidimas, kurį aš noriu parsisiųsti, nes Nikas jį turėjo 4 PlayStation'e. Šitas. Tai parsisiųsim jį, biški pažaisim, nes man atrodo jis labai juokingas. Tai pabandom. Mane dabar įdės į serverį su daug žmonių ir aš turėsiu su jais žaisti. Mūsų turi būti 3-2. Tai esmė yra tiesiog nepralošti. Kur aš? Aš tą... okei. O, Dieve. Wow. Wow. Wow, wow. Davai, Monika, varyk. Reikia laimėti. Varom, 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 varom. Pala. Kaip čia dabar man reikia? Nelabai suprantu. Dar niekas irgi nelaimėjo. Kiek matau. Gerai. Varom toliau. Gerai, čia. Ai, krentu. Dieve, aš net nelabai suprantu, kur man šiaip čia reikia eiti. Okei. O ne. Taip, čia gerai buvo. Laimėjau! Ir svarbiausia, kad visada žaidimai kitokie, tai nėra taip, kad visada pradėsi nuo to paties. Okei, varom. Lekiam, 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 lekiam. Lekiam, lekiam, lekiam. O, geras, laimėjau ir dar kokia, nežinau, 2 ar 3 buvau. Aš dažniausiai kokį 1 laimiu, bet kad tu iš eilės. Retai tai būna. Pralaimėjau. Taip, tai čia yra mano šeiminėlė. Jau turim 2 vaikus ir aš vėl neščia. Tai va, taip atrodo mūsų namai. Čia yra mano 2 vaikai. Čia jų kambarys. Turim darbo kambarį. Turim salioną. Aš čia biškį miegu. Vonia ir virtuvė. Na ir palaukit, dar turiu iš kitos pusės, čia pradėjau daryti kažkokią terasą, baseiną, bet kažkaip čia man, nežinau, ar labai gerai gavosi. Tai va, o mano vyras, tarp kitko, jo vardas yra Travis Scott. Aš jam nedavau tokio vardą, aš jį jau radau tokį. Viola irgi nori valgyti, tai šiaip mama galėtų nemiegoti ir ją pamaitinti. Nu, aš tiksliau. Labai suprantu, kur jinai čia ketina eiti. Tavarsime, kur tai, žmogau? Aš galiu, pavyzdžiui, eit mamą pakelt. Duok savo vaikui pavalgyti, nustok miegot, negaliu pagauti toddlerio. A, tu pabaigsi bėgti nuo manęs. Pasiimk tu ją į rankas, nes jinai vėl pabėgs. Ir vyras grįžęs ir tiesiog nieko nedaro, stovi. Valgyt, prašau, duok jai valgyt. Prašau, duok jai valgyt. Nešnekėk, tiesiog duok valgyt. Kodėl jūs viena į kitą tiesiog žiūrit? Jeigu aš sakau, duot valgyt. Hai, labas, Pikse. Miegaliukas tu šiandien. Visiškas tinginys.
Tai žiūrėjom su Niku šiek tiek futbolą, nes aš visai buvau pamiršus, kad rodo, ir aš tuo metu pradėjau daryti savo darbelius. Tai dabar kepa ir tada baiginėsim, nes šį kartą darau telefonui dėkliuką kalėdinį. Ir tai man atrodo, kad jisai supranta, kad aš jį filmuoju, nes jisai atrodo prieš kamerą labiau maivosi. Juokte koja. Juokte koja. Iškepė mano molinukai, tai aš tiesiog nusprendžiau pasidaryti gan paprastą telefono dėkliuką su saldainiais. Man tai patinka tas advento kalendorius, atidarėm dar vieną dieną. Sakyčiau, labai stipriai vėluojam, bet nieko, pasivys. Ir pabaigiau to pačiu savo dėkliuką. Tai tokį dariau prieš tai. Man šiaip labai patinka vienintelis dalykas, kad, nežinau, ar jūs matot, bet ta glazūra, jinai gavosi tokia labai netolygi, labai negraži. Tai labai norėjau pasikeisti. Tai pagalvojau, kad vietoj darimo magnetukų, kodėl nepadaryti naują dėkliuką. Nu tai čia va tas senas be telefono. Padariau tokį. Šį kartą kažkaip gavosi labai gražiai nuglazūruoti, tai jisai atrodo tikrai, sakyčiau, ganėtinai kokybiškai. Tai užsidedam dabar šitą dėkliuką. Taip atrodo. Man labai patinka. Tai čia su jumis jau ir atsisveikinsiu šitam vlogme. Tai tikiuosi, kad jis patiko, buvo įdomus ir kad susitiksime kitame. Čiau!